Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti armatūros kiekių žiniaraštį. Tai irgi šiek tiek į ką reiktų atkreipti dėmesį. Tai spaudžiu New Schedule Quantities, susirandu kategoriją Structural Rebar. OK. Ir dabar žiūrim, ką turim šiame projekte. Čia A raidės yra armatūros lankstinių segmentų vertės. Pas mane yra dvi, todėl kad aš panaudojau projekte 2 standartų armatūras. Tai padariau tokią klaidą, tai to reiktų vengti, bet kadangi aš taip turiu, tai dabar tiesiog įkelsiu šitas vertės ir tai bus segmento, ne, dydžiai. Žiūrim, ko mums reikia kiekių žiniaraštį. Tai pagal tai ir susirankiam. Bet aš dabar tiesiog įkelsiu daug parametrų ir paskui peržiūrėsim, ką kas reiškia. Tai va, įsikėliau kažkiek parametrų, dar vieną padarysiu skaičiuojamai, vėl armatūros masė kilogramais, ar ne, ir vėl tą patį padarysiu reinforcement volume, padalinti iš 1, padalinti iš 7850, plieno masės, ar ne, spaudžiam OK. Ir pasižiūrim į tą kiekių lentelę. Dabar partition tai yra grupavimas armatūros projekte, tai šiuo metu mes jokio partition neturim, tai reiškia visos armatūros papuola į tą pačią grupę, bevardė šiuo atveju. Ir rebar number yra armatūros numeris. Jeigu nueisiu į pjūvį, pažymėjus armatūrą, rebar number, matot, neredaguojamas parametras, tai ateina jisai iš structure, reinforcement numbers. Ir šiuo metu mano projekte yra partition, matote, nepriskirta, tai reiškia visos armatūros numeruojamos pradedant nuo 1 ir taip toliau. Tik tai tiek, kad pas mane yra žvaigždutė, kad reiškia dabar nuo 1 iki 104 sunumeruota, tačiau yra tarpų, tai yra pozicijų, kur nėra numerių. Tai reiškia, aš modeliavau, kažką ištryniau armatūrą ir tam tikros pozicijos dingo. Galiu tai panaikinti, pavyzdžiui, paspausti apply, reiškia, buvo kažkokios 3 tarpinės armatūros praleistos, numeriai tiksliau praleisti, ne? Tai čia yra toks parametras, tai grįšiu atgal į kiekių žiniaraštį. Jeigu priskirčiau armatūrą tam tikrai grupiai, tai numeracija vėl prasidėtų iš naujo. Numeris priklauso nuo visko, nuo armatūros tipo, taip sakant, ilgio, formos ir visų kitų dalykų. Nors truputį skirtumas ir Revitas automatiškai priskiria kitą armatūros numerį. Jeigu aš, pavyzdžiui, paimčiau ir pažymėčiau šitą visą armatūrą, taip, pasižiūrim, ar tik armatūrą, tik armatūrą, kad būčiau pažymėjęs ir pasakyčiau, kad tai yra sijos, dalis, partition, grupė ir nueičiau į armatūros numeraciją, tai matysit, yra 2 grupės, ir čia mes turim nuo 1 iki 3 numeraciją, o čia, kur nepriskirtos grupės, prasidėjo numeracija nuo 2. Tai taip neturėtų būti, nuo vieneto ir remove gaps. Ir dabar nepriskirta nuo 1 iki 139, priskirta nuo 1 iki 3 pozicijos, ne? Nu tai ir matosi, va čia žyma, kuri rodo tipą ir numerį armatūros. Tai, pavyzdžiui, 1, 2 ir 3, kadangi aš tik tai 3 turiu. Tačiau jeigu aš pažymėčiau, pavyzdžiui, vieną iš armatūrų ir pasakyčiau, čia turėtų būti 2 lygtukai, tai pozicijos numeris pasikeičia. Ir vėl ta pati problema, šiaip nėra labai čia patogu, kadangi paskui atsiranda tie tarpai ir jau kai mes kažką atidavę, atsiranda tarpai ir tada pernumeruot sunku, reikia priskirti kažkokiai vienai grupiai, paskui grąžinti tą grupę, nenori prarasti numerį, vienu žodžiu. Tačiau taip veikia, reikia susirasti sistemą, jeigu norim
tai naudoti, arba rankiniu būdu tada naudoti kažkokį tai mark parametrą, ne, ir čia rašyti kažkokį tai savo numeraciją susigalvoti ir naudoti, tarkim, prie mark ar prie dar kažkurio parametro. Tai va, šita vertė iš ten ateina. Dabar grįšiu vėl į kiekių žiniaraštį. Tai žiūrim toliau, galim išsirūšiuoti, galbūt, kad ne taip klaidintų dabar pagal partition, pagal grupę. Tik dar padarykim, kad rūšiuotų taip. Nu ir matysim, aišku, vėl riba number 1 ir čia paskui vėl nuo vieneto prasideda numeracija, kadangi čia yra nepriskirta ta grupė partition, ne? Tada diametras. Tai galim paimti tiesiog iš elemento diametro vertę. Aišku, čia mes galim formatuoti, kad nerodytų milimetrų per formatting, ar ne, ten nuėję kažkur tai bar diameter ir, tarkim, nuimti šitą vienetus ir kad rodytų tik tai armatūros dydį. Tai aišku, paskui galime ir sujungti ir rodyti keletą parametrų, bet čia, tarkim, yra pavadinimas. Tai čia vat įdomiai, kad yra pavadinime atseit ir diametro dydis ir armatūra, kai tuo tarpu pati medžiaga nėra priskirta iš tikrųjų sumodeliuota mano elementui. Tai vat pažymėjęs aš tą elementą ir nuėjęs į edit type, pamatysiu, kad material yra nepriskirtas. Ir tokio kaip material S500, jis net nėra pagal nutylėjimą sukurtas. Vat yra B500B. Tai galima pasirinkti šitą ir tą medžiagą duplikuoti, pasidaryti kopiją ir naudoti turbūt, nes man atrodo, mes, kai Švedijoje dirbom su projektu, tai B500 jie žymėjo armatūrą, tai čia savybės kaip ir plieno panašu, kad yra, tai galima būtų prisiskirti tam tipui ir naudoti, ar ne, arba susikurti savo medžiagą kitais būdais. Tai vat, vienu žodžiu, turim šitą vertę, ne, einam toliau, tada, na, matote, tik tai 8 mm priskiriau, o aš čia nepriskiriau, tai per kiekių žiniaraščius, aišku, galiu tai padaryti liktai, ar ne, galiu tiesiai čia eiti. Tada taip, ok, ir galim pasikeisti tiesiog, ar ne, 2 kartus, ok, ir pakeičiu tas medžiagas. Toliau stripo ilgis, tai armatūros vieno elemento ilgis, ar ne. Toliau yra lankstinio formos numeris, na, tai tą, ką naudojam modeliuodami. Ir čia yra shape image. Shape image yra paveiksliukas šeimoje, ne? Tai tarkim, va šitas yra, jeigu nueisiu, šita yra lankstinio forma, padarysiu edit family, tai aš priskyriau paveiksliuką, kadangi anksčiau taip naudodom tiesiog shape image, ne? Ir tiesiog tu gali priskirti paveiksliuką, kur rodo segmentų vertes, tarkim ABC, ne, kažkokias, ir tada kiekių žiniaraštyje būtent tam ir naudojamas yra paveiksliukas, kurio dabar nerodo, bet kai įkelsim į lapą, jį pradės rodyti, ir tada segmentų vertės, ne, A, B, C, D. Tai dar apie lapus nekalbėjau, tačiau turint lapą galima kelti armatūros kiekių žiniaraštį. Ir čia tą ir padarysim, tiesiog su pele tempiu ir įkeliu, ne, ir pasižiūrėkim dabar, čia netaip lengva, labai didelė kiekio lentelė gavosi, bet va, čia yra mano tas paveiksliukas, ar ne, JPG, tiesiog paveiksliukas. Ir tada aš galiu į kiekių žiniaraštį įterpti segmentų vertės A, B, C, D, ar ne, ir pagal paveiksliuką atseit gamykloje atseka ir gamina tas armatūras, ar ne. Tai čia C ir D tai iš tikrųjų abiejų kablių ilgiai, na, bet mano paveiksliuke tas nerodoma, tai bet kuriuo atveju. Toliau, žiūrint yra tokie dalykai count ir quantity. Ir vat count rodo, kad viena armatūra yra, ne, o quantity 29, tai jau čia toks klaidinantis dalykas armatūra buvo, bent jau pradžiai naudojant, kad count tai nėra tikrieji kiekiai, tai yra vienos kaip ir rebar set armatūros grupės kiekis, o ne
armatūros lankstinių gaminių kiekis. Tai vat quantity naudokite tam, kad gauti kiekius. Čia aišku yra vėlgi reikia naudoti calculate totals ir visa kita, ir kad gauti viso projekto kiekius ir panašiai, bet turėkit omeny, kad quantity yra kiekiai tie, kuriuos jūs norite turėti kiekių išnešti. Tada armatūros tūris, vėlgi čia pagal tipą priklauso, kaip ką sumuojat ir taip toliau. Yra armatūros masė, kurią suskaičiavau, ar ne, padauginau tiesiog. Ir dabar va čia toksai yra kaip ir 24 turbūt, 25 Revito naujovė, bending detail. Galime įterpti šitą parametrą, kuris jau mums rodo, praktiškai aš galiu paimti už tos rodiklytės ir sutvarkyti tą kiekių žiniaraštį lape, kaip turi atrodyti, ar ne. Tas bending detail, kai atsirado, tai praktiškai šitas praranda prasmę turbūt daugumoje atveju, naudojamas paveiksliuko ir šitų segmentų, todėl kad mes jau galime turėti šitą vertę, kuri automatiškai atsinaujina pagal projektą ir lankstinio tą formą, įvairiausias lankstinio formas gali rodyti automatiškai net ir tokias lankstinio formas. Tai pačiam dar neteko naudoti, todėl kad 25 metais mes vis dar naudojam įmonėje 22 arba 23 Revitą, todėl kad architektai tokias versijas naudoja. Anyway, čia bending detail, dabar ką mes galim padaryti, būtent atsirado toks dalykas kaip precise rows, tai galime image rows, tai tas eilutės, kurios turi paveiksliukus, mes galime pakeisti jų aukštį, tai pavyzdžiui padaryti 20 mm, kad tilptų mūsų vertės. Na ir kadangi čia jau yra kiekių lentelėje šitas parametras įkeltas, bending detail, tai mes jį galime formatuoti ir čia specialų turi formatavimo field properties tokį parametrą, kur mes vėlgi galim keisti visus šitus savo nustatymus, tarkim, matmenų stilių pakeičiam ar ne, tenai dydžius, ką norim matyti, ką nenorim matyti, tuo savo bending detail vaizdetam. Žodžiu, perskilsiu. Čia, matėt, pakeičiau matmenų stilių, kad nerodytų man tų milimetrų, ar tenai galim nusimti, tarkim, tą formatting, bending detail, edit. Tarkim, kablių ilgių aš nenoriu matyti, ar kažką, turim kažkokį nusimatę standartą, kur ten yra, ar ne, tai tie ilgiai ir jų tiesiog nevaizduojam ir viskas. Tai bent jau būdavo, kad mes projektuose nepateikiam kablių dydžių. O dabar, kur dirbu, tai pateikiam, tarkim, tai čia priklauso nuo to, kas iš jūsų yra reikalaujama. Tačiau tokie niuansai, tai svarbiausia tą quantity atkreipdėmėsi, ir kaip tą masę susiskaičiuoti, lygiai kaip su sijom kalbėjom, tik čia gal paprasčiau, kadangi yra diametras, ilgis ir tūris elemento ir suskaičiuojamas tas armatūros masė. Tai tiek apie armatūros kiekių žiniaraščius. Iki.